O kaip jie reaguoja į jūsų visą politinę karjerą, jūsų skandalus dabar? Žinot, vis tiek, aš sakyčiau, palaiko, remia, sako, mes kaip kunigai daugiausiai meldžiamės už tave. Ir tikrai, va, kai būna kokie išpoliai, teismai, tai paskambina, kad palaiko, meldžiamės, mišes laikom. Ir aš kartais net ir pagalvoju, va dabartinė situacija. Atrodė, kad jau visiškai suniekintas, visiškai demonizuotas. Ir nežiūrint to, bet išrenka Europos parlamentą. Ir kada visos apklausos tau nerodo nei 1%, kad niekas už tave nebalsuos. Ir kartais, va, aš pasakiau, kad Dievas yra. Dievui nėra negalimų dalykų. Ir aš manau, kad be abejonės tai didelė dalis ir nuopelnas ir brolių, ir kitų, kurie palaikė savo maldom, ir sesės, ir visi kiti. Tai irgi visiems dėkingas esu. Ir tai be abejonės duoda tam tikros ir stiprybės. Be abejonės nepasiduoti, nei pasroviui, neprisitaikyti, nesusitaikyti, nes tai nereikia daug išminties. Prisitaikyti, susitaikyti, žinot, kas yra valdžioj ir jiem prieš juos kelią kalpšiaut. Bet yra daug reikia stiprybės, turėti savo poziciją, jos laikytis, nežiūrint, kas tau bus, ar tave į kalėjimą uždarys, ar tave į karcerį uždarys ir atlaikyti visą šitą tokį persekiojimą. Tai aš manyčiau, kad tas sovietinis persekiojimas, žinoj, kad tai daro priešai ir kalinimais, ar įkalino, ar kalėjime sėdėjai, ar panašiai, tai vis tiek jisai buvo gal lengvesnis. Nes dabar atrodo, daro tai nei kiek nemažiau, tave juodina ir žemina, žinoma, į kalėjimą dar neuždarė, tik nuteisė, tai kažkokios listerijos byloj, tai mandatą atėmė, tai dabar už švento rašto citavimą, kad įsakai savo poziciją prieš genderizmą, kad tai yra iškrypimas. Dabar vis tiek teisė, tai dabar kitos administracinės baudos, dar 2, kad įteikiau. Vieną Čmilytei, tą jos senelio, kai man mitingė padavė žmogus, sako, ateik Čmilytei kaip Seimo narys, dabar jos senelio uniformą, kur su tanku įvažiavo okupuojant Lietuvą, tai įteikiau. Tai ką tik prieš kelias dienas surašė policija administracinį nusižengimo protokolą, po to ten tą uniformą rado lyg tai nesusagom jau sovietinės policija, net pjautų urkųjų, bet ten sagos daugiau primena LGBT vėliavos spalvas, tai vėl administracinė bauda. Tai aš juokauju, sakau, kadangi pirmi tą vadinamą LGBT ideologiją genderistinę tai propagavo Leninas ir Marksas. Pirmas Lietuvoje tą vadinamą partnerystės įstatymą, tai Lietuvoje pirmė Stalinas, okupavęs Lietuvą. Tai sakau, jūs nieko naujo neišrandat, tai ką darė Leninas, jūs tik tais atkartojat. Ir tą vadinamą, kas kūrė komunas. Komunas, bendras šeimas, viską tai kūrė dar šitą sovietai prie Lenino. Tai mes dabar tą patį bandom atkartotą ideologiją. Šiaip jūsų politinis kelias toks labai vingiuotas, jeigu nuo pradžių žiūrėti nuo Krikščionių demokratų partijos, o dabar iki europarlamentaro. Tai kaip jūs, pavyzdžiui, manote, tada konservatoriai, kai dar buvo Krikščionys demokratai, kurie susijungė su konservatoriais, tai lyginant tada ir dabar konservatorių vertybės smarkiai keitėsi ir kodėl? Labai smarkiai keitėsi ir jie, konservatorių ideologija yra prisitaikyti prie situacijos, kadangi ta ideologija genderistinė, sakyčiau, ateina ne iš Lietuvos, čia ateina iš Europos, iš to Briuselio ir gal net ne iš Briuselio, tai yra ta genderistinė ideologija yra daug platesnė ir net ir Amerikoje, ir visur ten visam kabutėse demokratiniam pasaulyje. Taip, kad daugelis tų konservatorių, tų senųjų buvo prisitaikęs prie sovietmečio, įskaitant tą patį Landsbergį, taip dabar keičiantis ideologijai, jie irgi savo ideologiją keičia. Tai yra faktas ir dabar, jeigu vadinti krikščionys demokratais, jie neturėtų teisės vadintis krikščionim demokratais, nes jų vykdomoj politikoje jokios čia krikščioniškosios demokratijos nėra. Čia yra genderistinė ideologija ir viskas. Bet jinai iš kažkur turėjo ateiti, tai reiškia, kažkas diktuoja sąlygas, kažkas turbūt pinigus moka už judėjimą. Kaip manot, kas? Man atrodo, kad jūs tikrai tai yra globalistinė ta politika, visokie Sorošai ir visi kiti, kurie tą ideologiją diegia, kaip pasakiau, ne tik Lietuvoje, ne tik Europoje, daug platesnė prasme ir galbūt ne tik, kad ten keliat saujelę žmonių, bet bendrai žmonija, kadangi tai ateina iš tų turtingiausių šalių. Ir to Amerika ir visa kita, kai žmogus pasiekia tam tikrą
materialinį gerbuvį, gauna visus malonumus, tai jis ieško vis didesnių, kai sako, malonumų ir per tai ateina visokius jau net ir seksualiniai iškrypimai, nes jau santykiai vyro ir moters jau nedomina, jau nori naujo kažkokio kaifo ir va tą ideologiją jie bando įdiegti visam pasauly ir pasakyti, kad šitas tokie santykiai yra gėris, o faktiškai tai yra Dievas sukūręs vyrą ir moterį ir mes nepakeisim tų santykių, o jeigu kalbėsim krikščionišką prasme, tai šventas raštas 118 kartų smerkia homoseksualus santykius ir labai kategoriškai smerkia ir mes negalėtume tam pritart ir palaikyti tokios ideologijos. Bet kaip manot, koks tikslas, kam reikia visame pasaulyje dabar šitaip įdiegti tokias keistas vertybės, kurių nebuvo anksčiau? Vienas dalykas, jūs pastebėjot, kad tie visi homoseksualai labai siekia ir nori, kad bažnyčia pripažintų tą jų vadinamą iškreipimus. Jie vis tiek jaučia gal, kad irgi tas gyvenimas nėra jau visiškai teisingas, bet jie siekia kažkokio tai moralinio užtarimo, bet bažnyčia niekada to neužtars ir jeigu jau užtartų, tai jau ar popiežius ar kas ar pritartų, tai vis tiek yra 10 Dievo įsakymų ir jų niekas negali perrašyti. Kitas dalykas, yra ir visokių minčių, kad reikia sumažinti pasaulį, homoseksualai nesidaugina, kad planetoje per didelis skaičius žmonių, kad tokiu būdu mes sumažinsime tą gyventojų skaičių pasaulyje. Ir tokia mintis vaikšto, kad taip reikia, kaip čia pasakyti, truputėlį mažinti populiaciją. Manot, kad iš tikrųjų skaičiai yra teisingi ir populiaciją reikia mažinti, ar tiesiog čia? Aš manau, kad Dievas šitą pasaulį sukūrė žmogų, mes laikykimės Dievo įsakymų ir tikrai šitas pasaulis, šitą planetą atlaikys tos žmonės, kaip kiti sako, jau net laikys tokio skaičiaus žmonių. Pirmie švento rašto žodžius, jeigu atsirversit, parašyta, kai Dievas sukūrė pasaulį, veiskitės ir dauginkitės ir užvaldykite šitą pasaulį. Tai mes ir turim gyventi pagal Dievo mintį. Jeigu kažkaip netaip elgiesi, pavyzdžiui, nesiskiepytum, tai gali pasakyti, kad tu grėsmė nacionaliniam saugumui, grėsmė žmonėms. O kaip manot iš tikrųjų, kas iš tikrųjų yra grėsmė nacionaliniam saugumui? Nes čia tai tokie datemti. Jeigu tu, žinai, skiepas tave apsaugo ir tu saugus ir tu neužsikrėsi, tai tu pasiskiepyk ir aš tau nebūsiu neskiepytas, nacionalinė tavo sveikatai grėsmė. Tai akivaizdu, bet dėja šitas tokia nuostata nebuvo vadovaujamasi. Tai grėsmė dabar vadinama ne tik, tarkim, vadinama apskritai valdantiesiems kažkaip netaip pritarė, tai reiškia, nepritarė valstybei, reiškia grėsmė. Tai net Landsbergis senasis pasakė čia per sausio 13 mitingą, kas protestuoja ir piketuoja prieš valdžią, tas prieš valstybę protestuoja. Tai faktiškai pagal jo filosofiją negalime net prieš valdžią, prieš jos kvailus sprendimus, nei pasisakyti, nei piketuoti. Ir pas mus bendrai, pažiūrėkit dabar, kad tie buvo piketai prieš nekilnojamo turtą, papildomą apmokestinimą ir paskui buvo prieš tą vadinamą pandemiją. Žmonės dar šiandien apie 100 žmonių tampama po teismus, kažin ar kokioje nors šalyje demokratinė tai yra. Tai kuriama diktatūrinė valstybė. Žmonės bijo, vienas kitam pasako. Įsivaizduokit, jau daugiau kaip 3 metai žmonės tampamos po teismus. Tai čia be abejonės niekas nenori patekti į tokią situaciją ir tuose mitinguose vykdo tie patys provokacijas, atvaro visokius provokatorius ir be abejonės įbauginta visuomenė tikrai mitingus nesirinks ir nedalyvaus mitinguose.